Taip, jeigu viskas matosi, tai puiku, tai aš pradėsiu, kodėl, iš tikrųjų buvo iš pradžių parengti 2 įstatymų paketai. Viename įstatymų pakete buvo pakeitimai, pasiūlymai susiję su tam tikrais pakeitimais įstatymuose reikalingais, sprendžiant problemas nustatytas Finansų ministerijos 22 metais atliktos analizės metu nustačius tam tikras problemas. Bet kadangi keičiami iš esmės beveik tie patys įstatymai, kaip susiję ir su tvarumu, tai rugsėjo pradžioje buvo nuspręsta tos 2 paketus sujungti į vieną, kad būtų vienas teikimas, vienas tas bendras vaizdas, naujos redakcijos ir iš tikrųjų gal tai paprasčiau, viena vertus paprasčiau, kita vertus gal ir nepaprasčiau tuos visus pakeitimus matyti. Tai tos pagrindiniai dalykai, kurie buvo nustatyti toje 22 metų apžvalgoje, apžvalga buvo orientuota išanalizuoti problemas susijusias, kodėl finansinės ataskaitos neteikiamos, ar yra kažkokių tai kokybės problemų. Ir nors iš tikrųjų tokių tiesiogiai kokybės problemų nurodyta nebuvo, bet buvo kaip ir nustatyti tam tikri galbūt pasitikėjimo ataskaitomis dalykai, nes ataskaitos galbūt neimamos iš registrų centro, kai jos yra pateikiamos, kad yra neskelbiamos tam tikrais atvejais auditoriaus išvados kartu su ataskaitomis, gal kai kuriais atvejais yra pateikiamos ataskaitos, bet tose ataskaitose yra pateikiama nepakankama informacija. Tai tie pasiūlymai, kurie susiję su šių problemų sprendimais, tai pasiūlymais įstatymuose yra įtraukti į visą šį įstatymų paketą, kurį pateikėme derinti lapkričio 28 dieną. Ir turbūt labiausiai tai tie pokyčiai liečia akcinės bendrovės, žemės ūkio bendrovės, kooperatinės bendrovės, mažasias bendrijas, viešasias įstaigas, asociacijas ir labdaros ir paramos fondų. Tiesą sakant, akcinių bendrovių įstatyme yra taip pat nuostatų susijusių su tvarumo direktyvos perkelimu, tai šiandien jų neliesime, tai paliesiu tik tai tuos dalykus, kurie yra susiję su finansinių ataskaitų auditu. Tai yra kelios grupės ar keli tipai siūlymų būtent ataskaitų patikimumui didinti šiame įstatymo pakete. Tai, kaip jau minėjau, praeito pristatymo metu dėl tvarumo perkeliant Europos komisijos deleguotąją direktyvą, kuri dar nėra patvirtinta, bet dėl jos ginčų, kaip suprantame, nėra ir jinai bus patvirtinta, tai keičiami įmonių kategorijų piniginiai dydžiai, yra tuo pačiu keičiame ir siūlome pakeisti ir finansinių ataskaitų privalomą audito dydžius 25% padidinti, taip pat peržiūrėtos finansinių ataskaitų audito sąlygos, nustatomos palankesnės sąlygos ataskaitų kokybės stebėsenai, atsižvelgiant į pastebėjimus įsakytus Seimo audito komitete, siūloma standartizuoti veiklos ataskaitos formą, siūloma tam tikri formuluočių pakeitimai, kuriuos pristatysim, kad būtų užtikrintas reikalavimas atlikti finansinių ataskaitų auditą ir daugiau informacijos teikiama ataskaitų naudotojams juridinių asmenų registre ir taip pat keli pakeitimai susiję su reorganizavimo ir likvidavimo pabaiga. Tai dydžių pokytį aš esu pristačius jau praeitą kartą, kaip minėjau, dydžiai yra keičiami direktyvoje, jie yra didinami apytiksliai plus minus 25%, atitinkamai siūlome padidinti ir privalomą audito kriterijus nuo 1,8 milijonų turto iki 2,5 milijonų, pajamų nuo 3,5 iki 4,5 milijonų, darbuotojų skaičius išlieka nepakitęs. Dėl audito bendraja prasme, dėl kokie yra įstatymų pakete pakeitimai dėl privalomo audito, tai jeigu dabar reikalavimai atlikti auditą buvo nustatyti
atskiruose įstatymuose, tai įmonių atveju bendras buvo įmonių atskaitomybės įstatyme, viešųjų įstaigų atveju buvo viešųjų įstaigų įstatyme, asociacijų įstatyme ir panašiai. Tai dabar yra bendros nuostatos perkeltos į finansinių ataskaitų audito ir kitų užtikrinimo paslaugų įstatymo projektą. Ir nepriklausomai nuo teisinės formos, atsižvelgiant į sąlygas, privalomumas nustatomas visiems subjektams, visiems juridiniams asmenims, esant atitikčiai arba viena iš dviejų sąlygų, arba dydžiams, arba pelno nesiekiančių subjektų atveju yra paramos rodikliams. Kaip minėjau, yra padidinti turto ir pajamų piniginiai kriterijai, kas šiek tiek keičia galbūt kai kurių įmonių naštą pirkti auditą ar ne. Ir yra keičiami specialieji įstatymai, kuriuose atsisakoma tų nuostatų, kurios buvo skirtos auditui. Tai auditas, va čia dabar grįžtu prie tų dviejų sąlygų. Viena iš dviejų sąlygų, tai viena sąlyga, matote skaidrės kairėje pusėje, kad ne mažiau kaip 2 rodikliai paskutinę finansinių metų dieną viršė mano jau ankstesnėje skaidrėje rodytus padidintus dydžius, arba kitas kriterijus yra susijęs su parama, tai yra ar gauta arba panaudota parama ir arba gautas finansavimas iš valstybės ir arba savivaldybės biudžeto per ataskaitinius metus viršė 500 000 eurų. Tai kadangi mes pastabų, kai bandėme diskutuoti dar ankstesnėme parengiamajame etape dėl kokie galėtų būti rodikliai dėl gautos ar paramos ar panaudotos paramos negavome, tai likome prie 500 000 eurų ir parodysiu sekančiose skaidrėse, kiek subjektų šie pasikeitę dydžiai paliestų. Bet prieš tai dar noriu atkreipti jūsų dėmesį, kadangi čia dabar sudėti galiojantys privalomi reikalavimai, tai noriu palyginti mūsų rodiklius reikalaujamus su mūsų kaimyninėmis valstybėmis, tai Latvija ir Lenkija bei Estija. Tai iš tikrųjų tie Lietuvos rodikliai, jie yra, kaip ir bendram kontekste, jie yra, kaip matome, už Latvijos gerokai didesni, dvigubai didesni, daugiau negu dvigubai, už Estijos yra šiek tiek mažesni ir kreipiamės į kaimyninių valstybių kolegas klausdami, kiek jie ruošiasi tuos rodiklius didinti, tai iš tikrųjų to galutinio sprendimo jie neturi ir jie mums šį klausimą dar neatsakė. Taip, toliau dėl pelno nesiekiančių subjektų atitikimo tiems bendriesiams reikalavimams, tai mes matome, kad iš tikrųjų reikalavimas nepriklausomai nuo teisinės formos, atsižvelgiant ar į dydžių kriterijų, ar į paramos kriterijų, galimai paliestų apie 60 kažkur vidutiniškai subjektų, tai didžioji dalis papuola viešųjų įstaigų, kažkiek tai patektų asociacijų, tai parodau skaidrę, kur audito reikalavimas, kurias paliektų. Kaip matome, mažų bendrijų tokių yra pagal rodiklius suskaičiavimo 7, kooperatinių bendrovių 22, žemės ūkio bendrovių yra daugiausiai atitinkančių audito reikalavimą, tai yra 43, viešųjų įstaigų 32, labdaros paramos fondų 11 ir asociacijų 7, kurios tenkintų dabar įstatyme nustatytus privalomo audito kriterijus. Toliau sekantis pakeitimas yra susijęs su galbūt nepakankamai aiškia formuluotė, kad iš tikrųjų nors auditas būna atliktas, auditoriaus išvada būna nepateikiama arba kai auditas privalomas, auditas būna neatliktas ir tos atsakomybės už auditoriaus išvados nepateikimą nėra. Nėra dėl to, kad pasak registrų centro formuluotė yra, kad teikiamos finansinės ataskaitos kartu su auditoriaus išvada, kai auditas atliktas. Tas, kai auditas atliktas, suprantamas kaip toksai pasirinktinis dalykas, jeigu atlikau auditą, tai teikiu auditoriaus išvadą, jeigu auditas nebuvo atliktas, nepriklausomai nuo to, kad jis buvo privalomas, neteikiu.
Tai dabar tą formuluotę taisome ir sakome, kad finansinės ataskaitos turėtų būti teikiamas kartu su auditoriaus išvada visais atvejais, kai auditas yra privalomas pagal įstatymą, kai auditas yra numatytas subjekto įstatuose arba auditas yra atliktas visuotinio narių susirinkimo iniciatyva. Kitas dalykas, ką siūlome, kad visgi juridinių asmenų registras nepriimtų finansinių ataskaitų be auditoriaus išvados, jeigu auditas yra privalomas. Kad narių susirinkimas, tai yra ar akcininkų, ar, sakysime, viešų įstaigų dalininkų, ar jeigu kitais atvejais kitų teisinių formų atveju kitų narių susirinkimas tvirtintų tik audituotas finansinės ataskaitas, nes irgi galbūt iš dabar įstatymuose esančių formuluočių, gal ne visiems tas būdavo aišku ir tvirtinamos buvo neaudituotos ataskaitos. Ir kad vadovas teiktų juridinių asmenų registrui ir skelbtų interneto svetainėje savo finansinės ataskaitas tik su auditoriaus išvada. Kitas pasiūlymas yra susijęs su standartizuota forma, kuris sulaukė šiek tiek, kiek girdime, kritikos iš pelno nesiekiančių subjektų. Ir iš tikrųjų tai ši idėja dėl tos standartizuotos formos iš pačių pelno nesiekiančių subjektų ir kilo, nes jie, ta prasme, nors įstatymė yra tarsi aiškiai nurodyta, kas kaip minimum turėtų būti pateikta viešųjų įstaigų, asociacijų ir labdaros ir paramos fondų veiklos ataskaitos, atsiprašau, labdaros ir paramos fondų dabar šiuo atveju vadinasi metiniai pranešimai, iš tikrųjų ta informacija, dalis jos yra nepateikiama ir kadangi, kai ataskaitų naudotojai ieško tas informacijos juridinių asmenų registre, jie neranda ir tada teikia pretenzijas, kad yra reikalavimas, niekas neprižiūri, kaip to reikalavimo laikomasi. Nes iš tikrųjų ta informacija, kuri turėtų būti vieša, jinai yra neteikiama. Tai ko mes sulaukėme, kokio prašymo iš kai kurių pelno nesiekiančių subjektų, kad būtų daug patogiau, jeigu tuos duomenis būtų parengta kažkokia tai standartizuota forma, kur tuos duomenis būtų galima tiesiog suvesti ir sakysime, tai būtų užtikrinamas atitikimas įstatymui. Ir kiek vėlgi esu girdėjusi, kad kai kurie sako, kad yra kažkokį tai didelį labai reikalavimą finansų ministerija nustato skaitmenizuotų ataskaitų, tai šita skaitmenizuota ataskaita tikrai nėra skaitmenizuota, yra elektroninė forma, taip kaip dabar yra finansinių ataskaitų elektroninės formos, kurias galima užpildyti ir prikabinti dar kažkokius tai papildomai prikabinti aiškinamąjį raštą PDF formatu, tai mes siektume bent tą minimalią informaciją, kuri yra reikalaujama įstatymu, įdėti į standartizuotą formą, kad tokiu būdu būtų, kaip pasakyti, užtikrinta bent minimalios reikalaujamos informacijos pateikimas. Ta prasme, nes kai kurie pelno nesiekiantys subjektai, jie sako, kad jo tos informacijos nepateikia ne dėl to, kad jie, kaip pasakyti, kažkaip tyčia, bet kad nepastebėjo, nežinojo ir panašiai. Tai yra ta standartizuota veiklos ataskaitos forma būtent skirta šitai jų pastabai atliepti. Dėl ataskaitų stebėsenos, tai vėlgi siūlome, dabar jau yra įteisinta finansinių ataskaitų stebėsena, įstatymų pakete ta ataskaitų stebėsena yra šiek tiek išplėsta, kad apskaitos audito turto vertinimo ar nemokumo priežiūros tarnyba stebėtų ne tik finansinės ataskaitos pateiktos informacijos atitikti teisės aktams, bet taip pat ir veiklos ataskaitose ar vadovybės ataskaitose pateiktos informacijos atitikti ir kad tarnybai yra suteikiama teisė tam tikrais atvejais, kai negali gauti informacijos iš valstybės informacinių sistemų registrų, kreiptis į subjektą prašant pateikti paaiškinimus ar papildomą informaciją. Ir turbūt būtų tiek. Tada dar apie informacijos viešinimą juridinių asmenų registre. Dabar mes vėlgi turime tokius dalykus, kad esant nustatytiems tam tikriems faktams, neaišku, jeigu buvo nustatyta, pavyzdžiui, ar auditoriaus išvada, ta prasme, yra trūkumų ar ne,
Tai jeigu nustatyta, kad auditoriaus išvadoje trūkumų yra, ta informacija, jinai galbūt ne taip labai gerai matoma buvo, tai dabar siūloma juridinių asmenų registrų centre skelbti, jeigu yra nustatyti kažkokie trūkumai, tai kad būtų žyma pačiame registre prie to subjekto ataskaitų, kad buvo tų trūkumų nustatyta. Taip pat yra siūloma tokia kaip ir, nežinau, nenoriu sakyti naujovė, nes irgi mes čia girdėję esame įvairių komentarų. Dabar kaip ir tokių kaip ir patikslintų ataskaitų, ta prasme, patvirtintos ataskaitos turėjo būti pateiktos registrų centrui ir kaip tie tikslinimai nebuvo įstatymuose, jokie tikslinimai finansinių ataskaitų numatyti, tai dabar manome, kad jeigu visgi ataskaitos yra tikslinamos, tai jos turėtų būti tos patikslintos informacijos turėtų būti taip pat pateiktos registrų centrui ir turėtų būti faktas apie tai, kad jos buvo patikslintos, nes galėjo būti prieš tai įkeltos kažkokios tai patvirtintos, po to jos galbūt buvo tikslintos ir tada neaišku tam registrų centre, tai kokios tos ataskaitos finale yra, ar registrų centre liko nepatikslintos, ar jeigu jos buvo tikslintos ar pateiktos patikslintos, tai tokios informacijos taip pat siekiama tokią informaciją turėti. Ir faktai šie būtų skelbiami tol, kol skelbiamos atitinkamos ataskaitos ir auditoriaus išvados. Ir paskutinis pakeitimas tai yra susijęs su reorganizavimo ir likvidavimo pabaiga. Jeigu dabar reorganizavimo ir likvidavimo atvejais buvo prašoma, kad būtų parengiamos finansinės ataskaitos arba metinė ataskaita dviem datoms, tai yra viena data sprendimo dėl reorganizavimo ar likvidavimo priėmimo dienai, o kita yra reorganizavimo ar likvidavimo pabaigos dienai, tai visgi pasidarę analizę mes suprantame, kad sprendimo dienai dažnai tos ataskaitos jau būna parengiamos šiek tiek vėliau negu sprendimo dienai, jos yra pasidedamos į stalčių ir iš tikrųjų sprendimui priimti naudojamos šiek tiek ankstesnio laikotarpio, paskutinio turimo ataskaitinio laikotarpio ataskaitos. Tai todėl kaip perteklinio atsisakome būtent ataskaitų rengimo, sprendimo dėl reorganizavimo, likvidavimo priėmimo dienai. Tai būtų trumpai tiek, čia tokie kaip ir atrodo gal nelabai reikšmingi pakeitimai, bet jie iš tikrųjų, aš dabar nematau, kur man nustoti dalintis, bandysiu.